ką, sveiki gyvi. Šiandien tokį video nusprendžiau kurti. Video labai dabar apie tai kuriu iš vis tokius video kaip pavadinkim short tipsų arba tipsų formui, kad paprasčiausiai, greičiausiai neapšlifuotas turinys, kurį tiesiog paėmė įkėlė kažkokią vieną mintis apie kažką, kaip pasidaryti, kaip susitvarkyti ir tai yra paprasčiausia ir panašiai. Bet galvoju, seniai kažką kėliau, kas tokio rimtesnio remonto, kaip judu, kaip progresuoju ir panašiai. Žiauriai ilgos eilės su remontais, nes dabar turiu žiauriai daug tokių tvarkymų, kur dabar juokiuosi iki covido ir covidinių laikotarpių, tai daug visokių mersų tvarkydavau, o dabar pastoviai krenta BMW visokie E34, T39, paprasti universalai, dabar įkritęs E38, vadinamas Simakas arba Simioras. Kur minėt galvoju, ar tikrasis boomeris ar ne. Tikrasis boomeris, man atrodo, buvo 7, bet 4-akis, o šitas turbūt yra jo vaikas, kaip tas sako. Tai ką, tų BMW nemažai tvarkau ir esminis toks dalykas, įkelsiu nuotraukas, kas konkrečiai šito BMW, nes aš jau pradėjęs darbus daryti ir daug ką praleidęs. Tai ką, kai vienų tvarkai, tai žinote, E39 būna donkratai ir daugmaž viskas apie panašiai laikosi. E34 būna donkratai ir dažniausiai, kaip taisyklė, nuo donkratų nueina daug į dugną šitas remontas, net dugną reikia tvarkyti. Ir jo, tų tokių, kaip tas sako, nekrofilinių remontų, tai jų papuola nemažai ir jau dabar vis pradedu galvoti, ką ir kaip ir kiek remontuoti. Tai ką, žmogus atvažiavo su E38 per savo karjerą, nei daug, nei mažai iš jų turėjęs gal kokius 5, bet su praktika. Tai praktika, kada dariau, tai buvo labai seniai, jau 15 metų gal nebus, o gal ir bus. Tai realiai tuo metu būdavo šitie BMW ne dėl rūdžių tvarkomi, o ten kokie kosmetiniai brėžimai, linkimai, kas. Dabar, kai tokį BMW atvažiuoja, tvarkoma rūdys. Tai nežinau, ar čia tik man tik papuolė Simakų donkratinės vietos rūdyje, bet jos nėra taip, kad išrūdytų, kad ten į dugną daug keista ar kažko. Ir jas išvidyti nėra tragiškai sunku, yra kas veikti, bet tai nėra ten nekrofilinis taškas, kuris kaip 34 arba slyvų kažkodėl matyt geriau nudaryta, arba čia man tai papuolė. Bet jau kiek susiduriu su šitų Simakų, tai problemos yra durys. Kas esmė su durim? Tai savininkui parodžiau, kaip daugmaž ieškot. Durys, viską čia nuotraukas įkelsiu iš Simako. Durys realiai, kur jisai gavo, jos yra prastos būklės. Bet juokingai skambės tas, jos yra prastos būklės, bet yra 2-3 geresnės už jo esančias duris. Sakykime, šitos galinės durys buvo surūdėjusios vietos tik tiek, net nenupuvę, tik pradėti kėlimai. Tai nusiskutau dalį hermetiko, bet paskui galvojau, čia sujung bus hermetika, tai nusiskutau visą hermetiką iki čia, perdariau naują hermetiniai siūlę, nugruntavau, išsmeiliavau galą, viskas, šitos durys realiai ruošiasi, lyginsim duobeles ir panašiai. Tai ką, nukelsiu. Uop. Ir ką? Restauraciniai darbai. Dabar žiūrėkime. Kaprei. Ką, šitose duryse išsipjovė tiek. Ir tokio aukščio apytiksliai 80 cm ir, ne iki pusės šiek tiek mažiau. Anos pjovėsi visa apačia, 6 cm, praktiškai, ne praktiškai, o visų ilgių.
Yra taip dėl to, nes tos durys darytos, savininkas nematęs, viskas užpakliuota, vienos gal smėliuotos, gal nesmėliuotos, kažkiek apdirbta, bet jos visos darytos. Savininko daryti jau net skylės yra ir šitų durų praktiškai tik apačia, savininko jau ir ketera, vos ne iki spinukių nuėję ir panašiai. Ir dabar paskutinių simakų, kiek susiduriu, duris gaut, jos yra ligotos ir probleminiais jų vietos yra durys. Kaip tam žmogui vorė sako, fix damn door. Tai tas taisymas yra toks biskį problematiškas. Šiaip tai, pavyzdžiui, jeigu kas bandysit keltis šituos simakus šitų metų, tai turit pagalvoti apie griežtas patarimas apie skardos lenkimo stakles, nes va, esminis dalykas, kai darysit, yra vadinamas keterinis lenkimas. Vienas lenkimas, 2, 3 lenkimai. Bent 90 laipsnių kampu, kad paskui su metalinė kaladėlė ir plaktuku užlenktumėt kantą. Suplakat kantą ir pasidarot. Gal be lenkimo staklių raitų daryti, ką daryčiau? Daryčiau ant kokios storos juostos į spaustuvą atsikalčiau šitą plokštumą, šitą ir šitą. Pasidaryčiau vadinamą Z raidę. Paskui virinčiau prie, sakykime, išsipjovės juostos, jie įvirinčiau, susisegiočiau ir virinčiau šitą kantą. Ir paskui užplakčiau šitą briauną ant šitos, ant durų šitos vidinės skardos. Bet tai yra ilgesnis darbas, bet padaromas. Lenkimo staklės, kaip tas sakau, palengvina, bet neįsprendžia bėdų. Esminis toks dalykas su šitom durim lenkimo staklėm padariau 2 etapais. Vienas, antras etapas. Bet su lenkimu tokia problema. Šitos keteros aukštės iki lenkimo yra apytiksliai kokie 8 mm, 10 mm. Šitos keteros irgi panašiai yra tiek. Kas į lauką ten yra nesvarbu, kaip tas sakau, mažą lenkimą nebūtina daryti, jeigu pasidarysi didelį lenkimą prieš užplakant tu nusipjausi. Tai esminė bėda, šičia pavyko išlenkti, vienos pavyko išlenkti, antros nepavyko išlenkti. To yra problema, lenkimo staklių, kad ir mėgėjiškos, tas metalo šlunkas yra 12-14 mm storių. Reiškiasi, pirmą lenkimą padarai, viskas gerai, antrą lenkimą reikia daryti. Tas lenkiama plokštuma yra per stora šitam paviršiui. Tai tada tu nepriverži pilnai skardos, rankom prilaikydamas, taip įkišdamas, jėlį užlenki. Nes jeigu priverži, irgi atsiranda toks dalykas, gamykliškai kantas yra pusapvalis. Staklės sulenkia jį ganėtinai aštriu įkaltų kampu. Aišku, tai nėra didelė problema, gali plaktuku pasimušinėjęs pasiapvalyti arba paprasčiausių špaklium glaistu gali pasidaryti jį užapalintą. Bet čia gavosi net savotiškai šituo atveju pavyko išlenkti, nes prilaikant jisai buvo stipriai nesuveržtas ir tu lenkiau, kad šitą keterą padaryti kiek įmanoma arčiau tų 8-10 mm ir pavyko išlenkti. Ir šitą. Šituo atveju irgi pavyko išlenkti ant vienų, ant antrų supjoviau, gavosi 12-13 mm ir gaunasi, jeigu uždedi vieną skardą gerai, kitą uždedi, šitos keteros neduoda išeiti. To sprendimas buvo arba imu lankstausi kitą variantą ir supjaunu grybą eilinį sykį, arba paimu, pjaunu prie kanto, dasivedu šitą skardą į reikiamą aukštį, tada šitą keteros perteklių nupjaunu, pristumiu prie pat šitos plokštumėlės ir tigu, arba migu, maža srovė, taukšt, viską užsivirinu, nusišlifuoju dar kartą, pakartoju, padarau, kad nebūtų, o iš vidaus šiuo atveju jau dabar šitą nugruntuotą
vidiniais, tais epoksidiniais gruntais, baigsis ruoštis viskas, nusidažys ir panašiai, nes kaip matau, čia irgi viskas ruošta, daryta. Čia net šitoj vietoj, pavyzdžiui, nežinau, kodėl toks didelis špakliaus perteklius. Čia net matau, į šitą plokštumą mušant dar gali mažėti kitų žmonių špakliaus kiekiai yra nesuvokami, kodėl jie yra taip naudoti nesugėdusiuose vietose. Neretas atvejs, kai iš senai remontuotų detalių turint špaklium visas apvarytas, numuši visą špaklių, išgaudai per naują plokštumą ir netep nereikia. Tai čia man kurioziškiausia situacija. Tai ką, įkelsiu kažkokį timelapsą ar kažką panašiai kaip šveičiu darau, gal kaip gruntuoju ir tokia vat bus pirma dalis. Tai kaip žmogus voras pasakė, tvarkom duris Semioruose, nes BMW turi skirtingas probleminės vietas. Nežinau kaip kitiem, bet man tai probleminiai Semioruose vietose, Semakuose tarp 90 ir 2000, tai kiek susidūriau, yra durys. Tai mašina garaže, tikėkimės ir pavyks gražiai padaryti. Tai čia bus pirmas toks video, kažką įkelsim vėliau. Nu ką, sveiki gyvi. Galvojau vakar nusigruntuosiu, bet biskį užtrukau, nes reikia šiek tiek viduriuose ruošimą padaryti. Dabar šiandien su durim darysim gruntavimą. Dar tos sveikesnės durys nuo Semioro nenuimtos, nes mašina laukia stovi, nenoriu nuiminėti, nes paskui reiks plėvelę užklijuoti. Bet gal ant šitų dienų nuimsiu, kad bebūtų, kad man vietos neužimtų, klijuosiu plėvelę. Ta specialiai yra J-Tape juosta, kuri užsiklijuoja, užsitraukia ir labai gerai šitą automobilį apsaugo. Dabar gruntuosiu išorėje ir kartu apačias, nes smėliavosi ir ten yra per naują hermetiką šitą supūsti. Likusios dalys nėra suruoštos, dangstytis nieko nereikia, nes jeigu tie kokio grunto ir papuls, vis tiek jisai susišveis antrame ruošimo etape. Pasiruošiau gal ir neblogai, gal viena kita kokia duobelė liko, labai jau, kaip tas sako, rankų nervai pavargė, tai ne viską jaučiu, tai darau tą vadinamą amerikietiško lyginimo etapą.
Tai reiškia, kai gruntuoji, glaistai, pasiruoši ir paskui vėl gruntuoji, šveiti ir jeigu yra įtartinų vietų, dar kartą glaistai gruntuoji. Tai yra ilgesnis ruošimo būdas, ar patikimesnis, negaliu pasakyti, bet jis yra tinkamas tokiais atvejais, kai jūs galite leisti ilgai, detaliai patupėti su viso gruntu, kuo, kad sukristų. Jeigu jūsų tikslas pirmos savaitės daly susišpakliuoti, susigruntuoti, savaitės gale dažyti, tai nėra jums tinkamas būdas, nes šituo būdu darant prasėdimai bus didesni ir tie tokie vadinami laiko išryškinantys defektai bus labiau matomi negu pralaukus ilgesnį laiką. Nei stoikių nieko neruošiau, testuojuosi iš Helvinos stovukus. Šiaip durim labai patiko. Šitie, tai mano seni, šitie du yra iš Helvinos labiausiai durim skirti, tai šitas mano senesnis. Jie yra tokie biskį gremėsdeškesni, bet ant jų gali daugiau ką pakabyti. Šitie daugiau tokie tik durim, tai dasipirkau, kad galėčiau 4 duris vienu kartu dažytą ruošti. Tai va, liko dasibaigti šitą ruošti, apačią susiruošiau, apačias dar perpūsiu adhesion promouteriu arba vadinamu šituo lako suleidimu šitą skiediklių. Vien tik dėl ko pastebėjau kai kuriuos hermetikus naudojant, jeigu jį net po panaudojimo sušveiti, suveli, nuo jo kartais gruntai dažai linkę atitrūkinėti, įskirstant jo, pastebėjau, šitų medžiagų panaudojimas pagerina, kaip pasakyti, prilipimą prie hermetinių juostelių. Tai tas vietas prasipūsčiusiu, plikus metalus pučiu šituo rūgštiniu gruntu ir paskui nuo akrilų, nežinau, lyg turiu dar juodo arba itin tamsaus kažką tokio naudosim, kad būtų geras padas. Tai va, pradžiai tiek.